Sveiki kompanija. Sveiki ir pozityvai, kuriuo aš jau pradedu nemėgti, kurie tenai net ir šūdę gyvendami mato pozityvą. Nu, bet nieko, visokių reikia, visokių yra. Nu, šitą savaitę pailsėjau, bet kažkaip tai labai ilgai savaitę ėjau. Atrodo, kad tenai aš visą mėnesį atostogauju. Prieš tai, kaip jau žinote, buvau tenai 2 savaitės užstrigusi reise Prancūzijai, nes tenai remontas buvo. Ir galvot, mano to bėdas baigėsi. Čia va vėl pradėsiu nuo bėdų. Nu, bet tai, kaip sakant, pradėjau važiuoti. Nu, tai reikia papasakoti, kas vyko per savaitę. Tai per savaitę nuvariau į kirpyklą. Šukuosena, nu kaip, nepasakytum, kad, trumpa šukuosena, bet man, nežinau, aš nežinau, man jau niekas nebepatinka. Šukuosena, nusidažiau plaukus, bet ne visus dažė, bet tai šaknis padažė, nu ir pakirpo, nes jau buvo labai jau ataugę, ten jau nebesusitvarkiau. 55 eurai. Jis atmesa, kiekvieną kartą vis pabrangsta ir dar ta kirpėja vis pigina. Tai dabar tai šaknis nudažė, kitas tik prašiau surankyčių nedažė vis tiek kainą, dabar irgi tik tai, šaknis padažė viską ir vis tiek va, 55 dar, kai vieną kartą po 2 eurus pabrangsta. Nebežinau. Įsibasia, kad man dar patiktų ta šukuosena, nežinau, aš nebežinau, kokią šukuoseną. Kaip sakant, kai veidelis nekoks, tai niekas nepadės. Bet bent jau susitvarkyt gali, nebe taip, kad ten į visas pusės tau tenai sklaidasi. Nu ir ką? Čia tas dar pelo nematė. Čia jau sena pasaka, ta kirpykla. Tai va dabar važiuosime į vokiečius, pagrindinė po vokiečius tenai duosiuosi. Visokius ten variklius vežioju, ten dar kažkokius tenai, vienu žodžiu. Labai mūdnas darbas. Ir paskui ten vienur į tokią dalį dar reikės vežti dėžes, rūbus. Ir ten 16 rulonų ir kelios dėžės. A ten tas taškas, ten tau nieko nepadeda. Ir dar nuo kelio reikia ten teistis. A tos dėžės ten kaip akmenų prikrauto. Ir dar rulonų. Aš sakau, nieko nežinau, jau man turėsit mokėti už tą krovimą, nes ten jau aš galą gausiu, ten koks sukrausiu. Vienu žodžiu. Dar neaišku, kokie tie rulonai, nes būna rulonai, kur lengvi, a būna, kur labai sunkus. Va. Hala gerai atrodo. Smėlio audros. Tai greičiau žemės audros. Nepamirštate prenumeruoti, laikinti, komentuoti. Paspauskite ir varpelį, tada nepraleisite. Nors aš labai dažnai nekeliu, bet stengiuosi jau kas savaitę. Dėkui, kas prenumeruojate, komentuojate, kad ir po nedaug, bet yra. Dėl kuo jūs aktyvesni, tuo man didesnė motyvacija kurti. Nu ką, labas rytas. Kaip gyvuojat? 8 ryto. Smigau nedavažiavus 3 valandų iki tikslo. Dabar devažinėju. Nes jau kažkaip buvo per daug pradėjęs smigdinti. Lauke 2,5 laipsnio šilumos, tai vis tiek šalta ir vėjas didelis. Mašina kažkaip tai nuvažiuoja nieko, bet tai intartinai atbliūryja labai. Čia žiūriu, jau pusę bakelę surijo, dar iki vokiečių nedevažiavusi, kur man to pusę bakelę čia 2 reisams užtekdavo. Tai kažkaip man čia nelabai patinka. Stebuklas. Tuščia aikštelė. Keletas fūrų. Ir tulikas šalia. Visose tuščia aikštelė. Nes nustebau. Nu ką, keliaujam per tunelį. Diena dar tai pusę velnė. Tas matot, kad čia nelabai kas patuita. Manoje pusė visi maistai. Tokie grafčiai.
Olandijai. Kažkas tai bulvės, keptos bulvės su vištiena. Čia panašiai, kaip matyt, bus kaip Schnitzelbox Nordic Style šitam Vokietijoje, taip čia, bet tai biškai tokių žalumynų. Kažkaip labai užsienį nemėgsta tų salotų žalumynų kažkodėl tai. Iš vasaros į žiemą, iš vasaros į žiemą. Pusta. Nenu viršūnė. Tautininkas gyvena tenai. Namelį, matote? Su stogas geltona, žalia, raudona. Geltona, žalia, raudona. O koksai mylėtojas Lietuvos. Na ką, aš vėl reise. Įsigijau dabar Media Modą, nes nu kiek galima. Gal tais mikrofonas bus geresnis. Šiek tiek geriau rašys. 2 savaitės pailsėjau. Savaitę buvo biuletenis. Nes, nu, kaip kas prieš tai istoriją mano matė, tai dėl to, kad, nu, biškai užsitručiau tais antibiotikais, alergija saulė išsivystė, tai teko nerizikuoti ir nevažiuoti. Nu, tai atsičiauhinau šiaip ne taip. Nu, tada, kaip sakom, buvo jau Velykos, išvažiavau Klaipėdon, dar šiandien, tai būčiau važiavusi, bet atsifutbolinau, matyt, buvo labiau norinčių važiuoti, tai labai manęs ir nelaužė. Ir ačiū jiems. Tai dabar nors pailsėjau, bet aišku, kai labai pailsi, tada labai sunku važiuoti, nes taip nebesinori, taip buvo gera namuose. Čia, kaip sakant, šitam darbę pradedi vertinti, kad turi savo dušą, tualetą, nereikia kažkur eiti, mokėti, arba kad iš vis tualetas yra. Pradedi vertinti, va tai va. Tai va, antai lygis. Toks labai gerai, žinai. Nu, bet ką darysi? Pinigai irgi, pinigus uždirbti irgi reikia, nes paskui net ir namuose sėdėti nebebus už ką. Tai va, tai dabar reisas nieko gero. Eilinį kartą tie patys taškai visi, visokias detalės, rūbai ir lempos. Nu, vienu žodžiu, tie patys taškai. Tai nieko įdomaus. Dabar tai vėl, aišku, bjauru, kad nuo Lenkijos sienos nuo vokiečių vėl reikės važiuoti iki pat vokiečių tam 5 valandas per visus vokiečius, tai toks biški nekas. Bet bandysiu čia chimyčinti tacho, kad aš taip išvažiavau šeštadienį, kad nereikėtų čia visą naktį pilinti. Nu, vienu žodžiu. O jūs nepamirškit, prenumeruokit, laikinkit, komentuokit. Bus man daugiau motyvacijos kažką daryti. Išsilaksta. Ir aišku, visiems pasižiūrėti reikia. Koks baisus langas prieš saulę, šakės. Matyt, jau tie ir šipetėlė jau biškai blogai valo. Bet čia ir iš vidaus dar langas irgi ne ką švaresnis. Vienu žodžiu, reikės užsiimti valymų langą, tiesiog šakės. Kai nėra saulės nesimato, bet prieš saulę tai yra tako. Kartais būna geriau jo nevalyti, kaip būna toks apsinešęs. Geriau, nes kaip pavalai dar blogiau matosi. Saulė tiesiai į akis ir nieks nepadeda. Čia net nematai, kur važiuoti. Čia labai bjauru vakare važiuoti į vokiečių pusę. Nes saulė leidžiasi ir jinai prie horizonto ir vaikas. Tie sutaikymai, į akiniai nepadeda, į kaziriokas visai. Fu kokia smarvė. Šūda. Taip grįžtum iš lauko, sakytum, kokį šūdą įmydėjai. Bet čia matyt žemė trešta. Arba kur nors kiaulidė, bet jau kiaulidės pravažiavo. Bet čia matyt trešta yra. Maštukas. Jau turbūt koks nežinau, 6 kilometrai. Per vieną gudrutį, per fūrą, kuri ten manyt sėdėjo prie telefono ir nepamatė kamščio kažkokią tai sustojusią ir avariją. Va, per vieną žmogelį, kuriam labai patiko YouTube'as ir telefonas, tiek problemų visiems. Čia mano planas įvykdytas. Ar logisto planas įvykdytas, tai nežinau. Išsikroviau iki Eindhoveno, nes labai norėjau Eindhoveną spėti, kad nebūtų pikas ir aišku nepasilikti rytdienai, nes visi tik tai nuo 11 dirba.
Dar liko laiko 2 iškrovimams, bet aš nebevažiuosiu, eina jie peplon, nes aš jeigu būčiau važiavęs normalių tempų nesistengusi dėl savęs ir panašiai, aš tai būčiau nebespėjus. Plus, dabar bus pats pikas jau, o tenai tą pakrovimą ten labai sunku yra įvažiuoti, ten reikia atbuliniu įvažiuoti, o ten sankryža, ir ten tik tai naktį gali įvažiuoti, arba kai ten nieko nėra, anksti, taip, ryte. Tai vienu žodžiu, aš jau nebegaliu, aš jau nuo pedalo minkimo jau pirštelį, tai išsisukau, kažkaip skauda, jisai vos pajudint galiu, bet sankabą vos irgi jungiu, jau pervartau, vienu žodžiu, galvoju, eina jisai peklon, aš nebevažiuosiu. Ar taip rytoj iš pat ankstaus ryto ten man vis tiek jokių detalių nekraus, tai per tą rytą aš spėsiu tenai išsikrauti. Tai taip aš jau padariau jau virš normos. Ne. Salotos, tai agurkai, pomidorai ir nupirktos salotos ir kažkoks tai Kijevo kudletukas su bulvakoščiai šrimy. Nes kai karština labai noris ir valgyti. Oi, Rotterdamas, nebežinau net kokia diena, bliam, trečiadienis. Taip greit sukuosi, kad dienų nebesuskaičiuoju. Važiuoju dabar kažkokia tai nauja vieta tų detalių, bet labai tokia durna. Dabar būčiau vokiečius, jeigu ne tos papildomos detalės, nes jau vakar nebespėjau. Ir nauja vieta ten neaišku kaip kas. Pusę prakrovė, Olandija nemažai pakrovė, daugiausiai pakrovė Olandijai. Tai vienu žodžiu, tokia pusėtinai. Ir paskui visą dieną 3 valandas dar iki Bochumo ir paskui dar per visus vokiečius iki Berlyno. Bet galvojau 9 išvažiuosiu, bet kažkaip anksti parkingė buvo labai triukšminga, ten čia remontai vyko, tai anksčiau pabudau, tai 8 išvažiavau. Dabar iš vienos pusės pas mašinai nėra GPS, ar kažkas atsijungia. Tai manęs logistas nemato, aš galiu važinėti kur nori, kiek nori, jis nežino, ką aš veikiu, ką aš iš vis važiuoju, ar ne, vienu žodžiu, jam irgi ten stresas. 4:30 ryto. Va koks rytas Lenkijai. Švinta. Gerai atrodo. Toks prieš apokaliptinis. Atvažiuoju, taip jau į Lietuvą, čia tą Lazdijų degalinę, įkišu kortelę, kuro kortelė atmesta, baigėsi galiojimo laikas. Tai ačiū Dievui, kad dar kuro turiu. Tai dar datrauksiu iki Vilniaus ir atgal, bet jau bus pratik, tai vienu žodžiu. Ir nieks nepastebėjo, kažkaip nekreipi dėmesio tos galiojimus, tai nebent kas nors primena, kad buhalterė, kada pasižiūrėjai, kad aš kažkaip niekada pamiršti pasižiūrėti, atrodo galioja ir gerai. A čia va, labą dieną, pasipėja galiojimus. Tai va taip ir būna, nepamirškit galiojimų pasižiūrėti, tai galite nebeturėti su ko užsipilti. Tai dabar į Vilnių variuosi, bet taip jau miega ant traukia. O koks tai vaizdelis gražus per vakranėlį. Lazdijų toj degaliniai, aš nežinau, aš turbūt nė vienoj degaliniai tai nemačiau tokio personalo. Tik nežinau, ar čia Lazdijuose žmonės tokie, savaime tokie, ar čia toj degaliniai atrenka, kaip nors ten jau specifiškai atrenka. Kiek tų darbuotojų yra, visi tokie, labai tokie, kažkaip bendraujantis ir kultūringi, tokie labai tokie, žinot, tikrai taip nėra. Čia, sakau, čia vienintelė tokia degalinė ir vieta, kur tokie, ir jis mąsto, kad visi, kur naujai priima, irgi tokie patys. Tai aš atsispėjau, čia gal Lazdijuose žmonės tokie geri labai ir draugiški ir kultūringi, o ne kad čia parduoti tą kolonėlę tokia. Nes kažkaip keistai taip. Vakar pradėta važiuoti trečiadienį 7 ryto, dabar jau 7:30 ketvirtadienis, nuvažiuota 1000, tai iš viso grįšiu jau bus 2000 kilometrų lygiai, non-stop pavaryta. Tik sustota degalinę ir pavalgyti, viskas. Vienu žodžiu.
Čia jau kuo tolyn to, kaip sakant. Na, bet nieko, dabar nieko aš nepasakosiu, kada nors vis tiek, ar taip čia išeis iš to darbo, nes čia vis tiek sveikatos gaila, tai savo kaltą nerandi kitą darbą, kol ir sėdi čia. Nu, ir aišku, kaip kiti ir sako, jeigu neišėjai po 2 metų, kuo tu čia ilgiau dirbi, tuo yra sunkiau išeiti. Nes čia negali sakyti, kad jau visiško minusas ir čia viskas. Yra ir pliusų šitam darbė, yra savotiškų pliusų, bet tie minusai atsveria viską. Nes jau čia pirmus 2 metus būna tau įdomu, viskas gerai, o paskui viskas, tau matai, kad čia tik tai prarandi sveikatą ir viskas. Ir bukėjai prie to vairo. Tai va. Ir dabar visko nėra kaip pasakot, nes, nu, žinote, prasideda kreiviai žvilgsai, tu ne taip ką pasakei, ten dar kažką, tai paskui dar pradeda komentuoti, kad, va, tipo, aš čia, tai kodėl dirbi, jeigu nepatinka, nu, vienu žodžiu, tokie, žinot, pozityvai tokie, žinot, kur dar net nedirbę tokio darbo, čia galvoja, kad čia, žinot, kodėl čia dirbi. Tai daug kas dirba ten, kur, pavyzdžiui, kiti dirba ten, kuriems iš vis nepatinka, aš dar darbą renkuosi. Dėl to man dėl to yra darbą susirasti sunku, kadangi aš renkuosi to darbą. Man, pavyzdžiui, susirasti darbą trunka nuo pusės metų iki metų laiko. Todėl taip iš čia mes gali greitai, va, išeinu iš darbo ir pasikarkiai. Ir ką tada darysi, ką veiksi. Kol aš surasiu tą darbą tokia juk mergytė, tai ten metai laiko ten praeis. O belė ką ten dirbti, aš nenoriu, kad ten belė eiti, kad va ten darbo vieta yra ir einu. Aš nenoriu, nes koks man tolkas dirbti, jeigu man nepatinka ten tas darbas. Ten toks ir darbas bus. Į gamyklas tai jų labiau nenoriu, ten man, tai aš ten blūstam kiekvieną dieną tą patį darydama. Tai va. Tai aš dabar taip norėčiau, ką nors parduotuvytę tokia smulkesnė. Kad ne prekybcentris būtų, bet smulki parduotuvė, kur ten toks būtum vienas, toks, kaip sakant, pats viską spręstum. Nes kaip man Ermitaže tai patiko, kad tavo skyrius buvo, ten kažką tvarkydavai. Tai aš dabar tokia sėklų parduotuvė būtų gerai, kokia ten man būtų lafa būtų. Taip yra, kad labai ten retai keičiasi darbuotojai. Tai va. Tai bet aš, kai jau išeisiu iš šito darbo, tada aš jums viską papasakosiu. Kaip sakant, kokia yra realybė šito darbo. Tada jau, kaip sakant, niekas kreivai nebegalės žiūrėti. Aišku, aš nesakau, aš ten visokių komercinių paslapčių dar kažko neišdavinėsiu. Aš tai bendrą tokį, kaip sakant, bendrą darbą tą tokį, kaip dirbama, kaip sakant, tokiam darbe. Ir kokia čia yra romantika iš tikrųjų. Įdomus pastebėjimas. Iškart, kai atvažiuoji degalinę, tokią pasienę ir praktiškai tu gali atspėti, kas iš kur atvažiavęs, taip jau daug mašinai, iš kur parvažiavę ir kurie yra vietiniai. Tai vieni vaikšto tenai, dabar taip degalinė, tai jau laukia 7 laipsnių, taip šalta, žinai. Ir vieni ten su striukiam, tokiom jau vos net tenai žieminiam, tenai tokie jau, žinai, grinai apsirengę šiltai su striukiam. Kiti su trumpom rankovėm vaikšto, toks kontrastas, tai kas nors, kas žiūrės, nesupras galvos, tai koks tada oras, žinai, tam Lietuvoje, kad vieni su striukiam šilčiausiam, o kiti su trumpom rankovėm vaikšto. Tai jau gali suprasti, tie, kas su trumpom rankovėm, tai žinau, kad važiavę iš Olandų, iš Vokiečių, vat nuo tų kraštų. Nes tenai 28 laipsniai dieną. Tai žinau, tai įkaitęs su savo ir po trumpom rankovėm ir visą laiką ir būni. O čia 7 laipsniai visi sušalę. Įdomus kontrastai tokie.